Na štai rasa, pabaigim konsultaciją ir kaip visada prašau atsiliepimų apie tai, su kuo atėjai į konsultaciją, su kuo išeini, kaip keitėsi tavo būsena konsultacijos metu, ką gavai, vertėjo, nevertėjo. Pasidalink tiem žmonėms, kurie galbūt abejoja, eit, neit, ką galėtum pasakyti. Taip pat jau nusiteikus skeptiškai, nes, nu, esu daug praėjus ir mokymų, ir kursų, ir stovyklų esu vykusi ir tie, sakant, būna vienkartiniai dalykai, bet čia ir gal tikėjausi, kad čia mano ta problema bus analizuojama, sprendžiama, bet čia grinai duodami įrankiai pačiai, kaip išsispręsti problemą ir nutiestas kelias, kaip toliau eiti juo. Tai man čia netgi aiškiau, negu kad būtume nagrinėję mano kažkokią konkrečią problemą ir aš jau būčiau įsivėlus vėl į savo proto pinklės kažkokią. Tai man daugiau aiškumo įnešė. Nustebino. Gerai, rasa, sakyk, o konsultacijos metu vidinė būsena keitėsi kažkaip tai ar ne? Kaip jautiesi dabar? Dabar jaučiuosi žymiai geriau, turėdama sprendimus ir aišku planą, ką toliau daryti. Nu, vat, grinai tas aiškumas atsirado, nes atėjau su mintim, kad čia reikės daug dirbti, kad vėl konsultacija po konsultacijos, aš čia nieko neišspręsiu. O man va dabar grinai toks aiškumas, kaip kas vyksta, kaip mūsų energija sudėta, nu, viskas paaiškinta. Kągi ir kaip matai perspektyvą savo, ką tu galvoji apie gyvenimą prieš konsultaciją ir kaip tu dabar toliau žadi gyventi, ar keitėsi tavo vizija gyvenimo į priekį? Du dalykai, kuriuos iškart išsinešu, tai mano atsakomybė, kad atsakomybė už savo gyvenimą, už savo mintis, savo įsitikinimus. Ir antras dalykas, kad iš išorės nukreipdėmėsi į save. Nes labai daug išoriai į save. Kągi, ačiū tau, aš linkiu tau tikrai nuostabios kelionės į sąmoningumą, į išsilaisvinimą ir dėkoju. Ačiū.